mažas čihuahua gali skaudžiai įkasti kaip ir vilkšunis. Apie tai, koksgi šiandienos vaikas, ar ne? Yra balansas tarp edukacijos ir pramogos, nes reikia improvizuoti. Aklai eiti, pirkti. Tie elektriniai paspirtukai, kurių mes vaikams iš viso nerekomenduojame. Šį kartą laidoje kiek kitoks pokalbis. Daugelis tėvų ieško veiklų, kurios vaikams suteiktų ne tik džiaugsmo, bet ir ugdytų pasitikėjimą savimi, drąsą ir atsakomybę. Šiandien lankomės Šiauliuose esančiame kartodrome, kur kalbėsime apie aistrą technikai, vaikų būrelius, tėvų baimės ir tai, kaip kartais didžiausi nuotykiai prasideda vos pirmą kartą paspaudus akseleratoriaus pedalą. Labadiena, Martynai. Labadiena. Šiandien svečiuojamės jūsų kartodrome, kur veiksmas tikrai vyksta tiek savaitgaliais, tiek darbo dienomis. Pradžiai gal šiek tiek norėtųsi išgirsti apie jūs patį, kada susidomėjo technika, kartingais, apskritai gal autosportu. Jo, tai iš tikrųjų kartingai gal nebuvo man nuo pat vaikystės kažkas tokio, ko užsiminėjau, bet gal pastarėjai tokie 5-6 metai buvo aktyvesni. Iš tikrųjų pradėjau tiesiog nuo taip vadinamų nuominių kartingų, kuriuos mes čia dabar ir turim, kur gali pabandyti kiekvienas šiaulietis ar klientas mūsų. Tuomet perėjau į sportinių kartingų discipliną, tai ten jau šiek tiek kartingai kitokie, bet principas, sakykime, jisai panašus, ne? Galbūt yra tekę daug ką matyti per televizorių, daugiau gal rodo, ne? Tai sportavau profesionaliai kartingais, tai tiek Lietuvoje dalyvau varžybose, tiek užsienį Europos čempionatuose. Na ir dabar jau turim pirmąjį sezoną, kada pradėjau važiuoti automobilių lenktynėse, žiedinėse lenktynėse. Tai nuo kelių maždaug čia metų jau ta technika visiškai suvilioja. Iš esmės tų metų aš, sakykime, pradėjau per vėlai, jeigu taip galim sakyti, nes dažniausiai, jeigu žiūrėtume, tikri lenktynininkai, Formulės 1 vairuotojai, visokie verštapenai turbūt girdėti gal, tai jie pradeda dažniausiai nuo 5 metų su kartingais, 5-6 metų. Tai mano karjera prasidėjo gal nuo 24 tik tai. Bet, kaip saka, niekada nėra per vėlu, aišku, kartingai buvo toks kaip laiptelis į automobilių sportą. Ką jautėt, kai pradėjot, labai įdomu, kuo patraukė tie kartingai? Ar čia pirmų smuikų groja tas greitis, azartas, ar kiti dalykai? Kažkiek azartas, žinoma, kova tokia labai artima trasoje, nes iš tikrųjų kartingai būna skirtingų kategorijų ir tos kategorijos dalyvauja, tu, sakykime, varžaisi su vienodo tipažo kartingais su kitais priešininkais, tai ten nėra taip, kad būtų galingesnis kartingas ar kažkas. Viskas lemia tavo įgūdžiuose. Tai gal tas ir sudomino, kad labai artimos kovos ir tikrai yra sudėtinga, tiek fiziškai labai sudėtinga yra, net su automobiliu yra tikrai lengviau. O kartingų sportas, jisai ir fizinės reikalauja didelio pasiruošimo, tai nežinau, šiaip reikėtų pabandyti, tada suprastumėt irgi turbūt, kas čia taip veža. Ar tai dažniausiai patraukia, nežinau, jeigu mes kalbėtume apie sportą ir vaikus, ar ne, ar tai patraukia tik jaunuolius, berniukus, ar šiuo sportu domisi ir merginos? Iš tikrųjų, merginų trūkstame šiam sporte. Mes irgi, sakykime, savo kartodrome organizuojam ir mėgėjų kartingo varžybas, tai merginų turim labai mažai, ten 2 kartais 3 merginos, bet mes visada labai aktyviai kviečiam ir laukiam aktyviau dalyvauti, nes tikrai šis sportas ar pramoga tinka tiek vyrams, tiek jaunimui, tiek merginoms, nėra jokio cenzo nei amžiui, nei niekam. Taip, tas savybės, kurias, sakykime, galima auginti šiam sporte, tai gali auginti ir merginos, ir vaikinai, ar ne? Tikrai tai. Kada pats supratot, kad tai jau jums nebe hobis, o gyvenimo būdas ir net verslas? Iš esmės verslas prasidėjo anksčiau, negu kad prasidėjo mano kaip, pavadinkim, sportininko karjera. Tai čia mano atveju gal šiek tiek iš kitos pusės viskas gavosi. Iš tikrųjų lyg ir neplanavau, bet kadangi jau pradėjom tą verslą kartingų, tai atsirado visokių ir pažinčių su tam tikrais treneriais,
Mano treneris Paulius Paškevičius, garsus lenktynininkas, tai jisai kažkaip man ir pasiūlė, susipažinom su juo, gal nori pabandyti. Tai tas nori pabandyti, pabandžiau vieną kartą ir užteko ir taip, kaip sakyt, užkibau, pavadinkime tai. Tai mano atveju gal šiek tiek kitokia istorija, nes pirma buvo verslas, paskui iš to verslo susiformavo jau toks kaip ir hobis ir būdas gyvenimo, net pasakyčiau. Galima sakyti, kad jūsų verslas toks yra šeimos, ar ne? Jo. Nes ir tėtis čia kartu. Tai lengva ar sunku su šeimos nariu tą verslą kurti ir puoselėti? Mes kažkaip apie verslą, sakykime, su tėčiu mes jau ir visokių kitokių turėję esam verslų kartu, daugiau, mažiau, bet abu verslų žmonės, jisai ir mane taip mokė ir augino jau nuo pat 15 metų, aš turėjau ir kitus verslus, tai mes kažkaip neturim tikrai problemų, iš tikrųjų esam gerai sutarėm tiek šeimos reikalais, tiek verslo reikalais, visur pas jį gal jisai turi daugiau patirties vienoje sferoje, pas mane didesnė patirtis kitur ir kažkaip sujungusi bendrą komandą visai gerai gaunasi. Tai Šiauliuose jūs valdote 2 kartodromus, tai šiek tiek papasakokit, kur jie ir kuo jie skiriasi, kaip žmogui, kuris, sakykime, galbūt nori atvesti savo vaiką ar ne, ar tai būrelį, ar nori tiesiog pramogą tokią savo pasidaryti, galbūt kažkokį renginį suorganizuoti, tai kur vyksta kokios tos veiklos ir kuo jie skiriasi? Tai mums priklauso 2 kartodromai. Bačiūnų kartodromas ir Serbentų kartodromas, kuriame esame dabar. Bačiūnų kartodromas jisai yra senesnis žymiai, gal jau daugiau visiems žinomas, aišku. Mes jį atnaujinome prieš keletą metų, yra nauja ir asfalto danga. Aišku, ir kartingai buvo tuo pačiu atnaujinti tuo metu. Bet koks pagrindinis skirtumas, dažniausiai čia gana dažnas klausimas. Tai Bačiūnų trasa jinai yra, sakyčiau, šiek tiek lengvesnė. Posūkiai yra švelnesni ir jinai yra greitesnė. Serbentų kartodromo trasa pagal ilgį, tai yra panašaus ilgio, netgi realiai vienodo ilgio, bet ši trasa yra sudėtingesnė. Tai posūkiai staigesni, šiek tiek lėtesnė, todėl gaunasi, nes žmonėms kartais būna sunku įveikti tinkamai posūkį. Tai iš tikrųjų mes turim tokias kaip dvi stovyklas žmonių, kurie yra tokie dažniau važiuojantis, jie labiau mėgsta Serbentų kartodromą, nes čia yra sudėtingiau. Tie, kas bando pirmą kartą ar rečiau važiuoja, dažnai renkasi Bačiūnų kartodromą, nes jiem patinka didesnis greitis ir šiek tiek lengvesnė trasa. Tai iš esmės tokios skirtingos trasos, bet abi su savo tokiais kaip ir dideliais pliusais. O klausėte apie renginius, ne? Tai renginius mes organizuojam iš tikrųjų tiek šitam kartodrome, tiek Bačiūnuose, čia jau pagal kliento norus, tiek įmonių renginiai, visokie bernvakariai, mergvakariai, mes tikrai viską organizuojam, galim ir su maitinimu suorganizuoti, esam darę tikrai didžiulius renginius su koncertais, su viskuo netgi. Jo, o būrelį vaikų būrelį, jaunimo būrelį mes darome Serbentų kartodrome. Čia gal labiau pritaikyta infrastruktūra šiek tiek. Ir aišku, darome kartais išvykas ir į Bačiūnų kartodromą, kad pakeisti aplinką. Ar kartingai yra brangus sportas? Jeigu mes kalbėtume apie pramogą, turbūt, pramogai kartais ir norisi paišlaidauti, ar ne? Bet jeigu mes kalbėtume apie būrelius, tai tėvam tikrai labai aktualu sužinoti visų pirma, ko man reikia, ko vaikui reikia, ar jam reikia aprangos, ar jam reikia šalmo, ar, sakykime, kartodromas suteikia tą visą techniką. Tai šiek tiek papasakokit tėvam tą svarbią informaciją. Taip, tai iš tikrųjų mes nereikalaujam nieko turėti savo. Aišku, yra vienas kitas jaunuolis, kuris jau nusiperka ir aprangą savo, ir šalmą, bet tai tikrai nėra privaloma ir jam, sakykime, greičio tai neprideda turbūt, pasitikėjimo gal prideda. Bet mes viską suteiksim, tiek aprangą kažkokią, jeigu reikės nuo lietaus, sakykime, jeigu ne blogesnis oras, šalmai, apsaugos, viskas pas mus yra. Svarbiausia, ką rekomenduojam, tai tiesiog patogi apranga, patogi avalynė, kažkokie sportbačiai ir tiek. Kas liečia kainas, šis sportas tikrai nėra pigus, bet mes taip manau, kad taikome tikrai labai gerą kainą. Kaina yra 300 € mėnesiui, vyksta 2 kartus per savaitę.
Vienoje treniruotėje važiuojam net 3 kartus. Tai kaip pavyzdys, iš tikrųjų yra pigiau eiti į būrelį, negu atvažiuoti tiesiog pasivažinėti. Jeigu sudėtume visus tos apsilankimus, ar ne? Taip gaunasi tiesiog padalinus važiavimų skaičių, tai yra pigiau. Ir mūsų tikslas yra, sakykime, būrelis ne tai, kad uždirbti iš to kažkiek labai daug, ne, bet mes norime skatinti jaunimą, mokytis vairuoti, discipliną kažkokią ir tikrai lavinti įgūdžius tiek fizinius, tiek vairavimo įgūdžius lavinti. Kaip tuo šaltuoju sezonu vyksta tos treniruotės? Ar jos nėra, sakykime, perkeliamos, nukeliamos, sustabdomos, jeigu yra, sakykime, tikrai tas oras prastas, nežinau, sniegas, lijundra ar dar kokie nors ryškiniai gamtos? Tai mes pradedam būrelį nuo gegužės mėnesio ir jisai vyksta iki rugsėjo galo. Toks sezoninis labai mes ilgai negalime dirbti, kadangi esame atviras kartodromas. Jeigu lietus, kaip ir buvo prieš keletą dienų, vyko būrelis ir šiek tiek lyjo, tai tikrai nėra dėl to problemų. Aišku, jeigu vyktų, nežinau, labai jau didelė audra, ne, tai tikrai atšauktume tą būrelį ir perkeltume į kitam kartui jau. Nedingtų, sakykime, tie sumokėti pinigai ar dar kažkas. Tai būna kartais ir suserga vaikai ir atostogų metas vasarą irgi iškeliauja kažkur su tėvais, tai mes visada perkeliam treniruotis, tikrai jau sąžiningai žiūrime tai. Norėtųsi išgirsti apie išskirtinumą. Nežinau, kalbant ir vieną kartodromą ar Bačiūnų ir šitą, kuo jūsų paslaugos išsiskiria, sakykime, galbūt technika išsiskiria? Tai pagrinde mes išsiskiriam, turbūt galiu drąsiai teikti, kokybė. Tie kartingai yra tikrai geriausio gamintojo pasaulyje, Sodi gamintojas. Jeigu, kaip matot, visos padangos dengtos, viskas saugu, jokių nėra vairo traukių, turiu omeny kaip kituose kartinguose. Visi pedalai reguliuojasi, sėdynės reguliuojasi, dar turim papildomus tokius įdėklus sėdynės. Tai pas mus gal, sakyčiau, mes įskiriam kokybę, tiek trasų kokybę, nes Šiaulių apskrityje tikrai nėra tokios kokybės, net ir iš tikrųjų Lietuvoje nėra tokios kokybės, galiu irgi drąsiai teikti. Mes turime kartais svečių iš Latvijos labai dažnu atveju. Yra tokia kompanija, jų būna arti 100 žmonių kiekvieno renginio metu, jie daro kelis renginius per sezoną. Tai jie irgi drąsiai teigia, kad sako, jūsų kartingai, jūsų trasos geriausios, sako, Baltijos šalyse. Kaip jūs prižiūrit kartingus, mes, sako, nesam matę, nes kartingai varžybų metu labai svarbu, kad jie būtų vienodi. O jos vienodus išlaikyti yra tikrai sunkus darbas, bet turim labai gerus mechanikus, kurie tą darbą dirba puikiai ir gaunam didelius pagirimus būtent šioje vietoje. Tai pagrindė kokybė. Taip, labai smagu. Ir šiek tiek apie planus ateičiai. Šiek tiek buvom prieš laidą užsiminę, kad planuoja tikrai ir tą technikos atnaujinimą, tai trumpai apie tai. Jo, tai turime planą kitam sezonui atnaujinti visus kartingus, tiek Bačiūnų, tiek Serbentų kartodromuose. Jie tikrai dar nėra seni, puikiai atlieka savo darbą, bet, kaip ir minėjau, mums rūpi labai kokybė. Darom ir didžiulius renginius, kaip pavyzdys prieš turbūt mėnesį turėjome 24 valandų varžybas Bačiūnuose. Tai reiškia, kad 24 valandos kartingai važiavo be sustojimo. Veikia visą laiką. 24 komandos. Tai neturėjom nei vieno gedimo per tą visą 24 valandų etapą. Tai toks irgi mums didelis įvertinimas ir norim tą išlaikyti, todėl keisime ir techniką. Tai iš tikrųjų gal net ir šiek tiek dėl šios priežasties nusprendėm ir šiais metais, kad ir kainą padarėme pigesnę visiems važiavimams, tai kaina tikrai yra labai nedidelė lyginant ar su sostinė, ar nebūtinai sostinė kitais kartodromais. Pas mus kainuoja kaip pavyzdys tik tai 15 eurų 10 minučių pravažiuoti, tai kaina yra tikrai labai gera ir rekomenduoju. Tai dabar pats metas, ar ne? Pasinaudoti, suskupti tom nuolaidom ir dar spėti, ar ne? Taip. Sveiki, Aurelijau. Labą dieną. Tai esate vienas iš instruktorių būtent Serbentų kartodromo, ar ne? Ir ugdote mūsų jaunąją kartą ir įžiebėte tą aistrą technikai.
taip mokinu, pasidalinu visą, sakykime, savo patirtimi, kaip reikia važiuoti, kaip reikia pajausti kartingą, kaip mylėti šitą sportą, sakykime, arba atrasti nuo nulio visą tai. Ką pačiam kartingai reiškia? Sakėt, kad mėgėjiškai ar ne, pats ir važinėjot, ir dalyvavot, sakykime, kažkokiuose varžybose ar čempionatuose, tai pačiam ką šis sportas reiškia? Tai nuo pradžių tai buvo darbas kaip, sakykime, svajonė, nuo pat mažumės svajojau irgi, mačiau kitus, sakykime, per vyrus, per televiziją, lenktynininkus, pats norėjau to tapti, kaip, sakykime, svajojau ir tai realiai pavyko gyvendinti nuo sportininko, nuo darbuotojo, nuo instruktoriaus iki visų tų dalykų. Tai. Aha. O pats anksti užsikabinot šitą sportą? Realiai nuo pilnametystės, tai labai vėlai. Labai vėlai skaitosi autosportą, ar ne? Labai vėlai. Kaip, sakykime, pas mus vaikai pradeda pažinti kartingų sportą maždaug nuo 6 metų, aš pradėjau tik nuo pilnametystės, tai šiek tiek pavėlavęs, bet, sakykime, tų galbūt aukščiausių rezultatų nepavyko pasiekti gyveninti, bet patirti žinias pavyko per tą 10 metų, kiek, sakykime, tom užsiemu, manau, tikrai bagažą didelį surinkti. Bet gal jūsų pavyzdys kaip tik parodo, kad niekada nėra vėlu pradėti, net jeigu tau, sakykime, 25 tave visada traukia, ar ne, galbūt ten vaikystėje tau niekas tų galimybių nesuteikė, o tu pats kaip ir gali dabar, tai niekada nėra vėlu? Jo, tai niekada nėra vėlu, mes, kaip sakyk, turim ir tų pagrindai vaikų būrelį, bet taip, pas mus ateina ir suaugę vyrai 30-40 metų, kurie tiesiog nori turėti privačią treniruotę, mes jam irgi taip pat pertikėm žinias, kad jie kuo įmanoma greičiau irgi, kiek įmanoma pasiektų tą savo maksimumą, kiek patys gali iš savęs. Tai tėveliams atvedant vaiką į, sakykime, tokį sportauto, pirmas klausimas turbūt būtų, ar tai yra saugu? Tai ką apie tą saugumą galėtumėt pasakyti ir tas tėvų baimės išsklaidyti? Taip, tai apie saugumą. Tai sportas, kaip sakyti, nėra visiškai saugus, jeigu mes įsodinam vaiką visiškai be nieko ir paleidžiam važiuoti. Tai to mes nedarom, mes pilnai praktiškai turim nuo pat pradžių pažinti, koks yra vaikas, ar vaikas yra judrus, ar vaikas yra, sakykime, toks galbūt ramesnis, šiek tiek nedrasus, tai mes prie kiekvieno vaiko kaip skirtingo, sakykime, asmens jį pažįstam ir taip, sakykime, pritaikom savo tas žinias individualiai prie kiekvieno vaiko. Ar vaikas mokomas tik su technika elgtis, ar ir pačių principų? Kaip reikia saugiai, tvarkingai, gerai įveikti drąsą, ne tik greitai, bet kad ir ta technika yra svarbi, kaip tai atrodo. Jo, visa technika, visas kartingas yra, vaikai tikrai yra pilnai pažindomi, dažniausiai visi ateina, jaučiasi, kad, sakykime, net ar mažas, ar didelis, ar jau ten suaugęs, kad aš tikrai gerai moku važiuoti, aš savim pasitikiu, aš labai moku gerai spausti tą gazo pedalą, bet kad greitai važiuoti, mes akcentuojam pradžiai ne į gazo, o tinkamai ir saugiai valdyti kartingą, ypač mokėti naudotis stabdžiu. Ar entuziastingas jaunimas ateina į tas treniruotes ir kokių tų tikslų vedini? Ar tiesiog yra vaikai, kuriuos labai traukia technika, ar būtent vairavimas, ar greitis? Taip, tai šiuolaikiniai vaikai, kuo vis toliau, jaučiu, visi žmonės žino, kad tie techniniai dalykai nelabai traukia, labai nori, sakykime, tik tai lėkti važiuoti, nenori per daug klausyti, jie yra įpratę, sakykime, prie telefono, prie socialinių tinklų gauti informaciją ten iki 10 sekundžių ir jau, sakykime, viskas yra atsibodę. Tai tas darbas ganėtinai yra sunkus, bet manau, mums puikiai pavyksta juos atitraukti nuo visų socialinių tinklų, nuo telefonų ir bent jau sudominti, jo, porą valandų per savaitę turėti tas realias žinias, o ne prie telefono ekranų. Tai viena treniruotė trunka apie valandą, ar ne? Ar nuo valandos iki 2, priklausomai viskas nuo oro, nuo situacijos, sakykime, nuo vaikų kiekio irgi per treniruotę būna vaikai serga, sakykime, arba išvykę kažkur yra, tai viskas nuo vaikų kiekio priklauso, bet iki 2 valandų maždaug. Bet tai vis tiek yra grupinė treniruotė, ar ne? Taip, grupinė treniruotė, jeigu yra kas nori individualių treniruočių, tai taip pat vedam individualias treniruotės ir vaikams, ir suaugusiam, ir priklausomai, ar aš noriu pradėti išmokti važiuoti
nuo pradmenų, ten pirmą kartą kartingas, tarkim, sėsiu už 10 minučių, ar aš jau esu važiavęs ten, nežinau, 1000 ratų, bet noriu dar pagerinti tas žinias ir, sakykime, pagerinti tą savo rezultatą jau iki maksimalaus, sakykime, tų sekundžių tikslumo. Jeigu ateina vaikas, kuris labai nori išmokti, bet jam trūksta tos drąsos, tai ar, pavyzdžiui, pirmos treniruotės metu jau sėdat už to kartingo, ar gal duodat labiau susipažinti su tą techniką? Tai taip, nuo pradžių mes, kaip sakiau prieš tai, mes labai greit iš karto pažįstam, matom, koks yra vaikas. Labai svarbu pažinti vaiką. Matosi iš karto nuo pat pirmų žingsnelių, net realiai tėvams nereikia informuoti, mes matom, pastebim iš kartos dalykus, einam individualiai su kiekvienu vaiku pasišnekėti, pasodinti kartingą, padrasinti, parodyti, apie apskritai visą erdvę, kad vaikas jaustųsi saugus, sakykime. Jums kaip instruktoriui, ką atrodo, kad vaikui suteikia šitas sportas? Na, nežinau, drąsą, pasitikėjimą savimi, galbūt kažkokias kitas dar savybės? Taip, tai vaikui suteikia, sakykime, dar daugiau drąsos ir tą drąsą įvertinti tinkamai, nes dauguma vaikų, kaip sakyti, kurie yra ypač judrus, neturi to ribos, sakykime. Jie pripratę prie savo telefonų, kompiuterinių žaidimų, kad aš lėkiau, atsitrenkiau kažkur, padariau ten avariją, paspaudžiau escape, restart mygtuką ir aš pradedu nuo nulio. Tai mes čia bandom perteikti visą tą dalyką, kad to mygtuko nėra, mes stengiamės važiuoti maksimaliai kiek įmanoma greitai, iki tos ribos, kad jau, kaip sakyti, nereiktų spausti escape ir restart mygtuko. Taip. Tėvam taip pat labai aktualu, ar vaikas čia galės augti, tai yra besitreniruojant, galbūt ne po pirmo sezono, bet po kelių kažkur tęsti tą savo karjerą, nežinau, į kažkokius čempionatus važiuoti, ar pasitaiko taip? Taip, tai mes turim jau tikrai vaikų, kurie važiuoja ir 5, galbūt net ir 6 metus. Vieni važiuoja dar taip pat su nuominiais kartingais į kitus čempionatus, į Lietuvą, Latviją važiuoja kitus čempionatus važiuoti su nuominiais kartingais, bet taip pat yra ir tų, sakykime, jaunuolių, kurie sėda važiuoti ir jau į aukštesnį lygį važiuoti su sportiniais kartingais. Ar turėt, sakykime, tokių vaikų, mokinių savo, kurie labai gražiai atsiskleidė galbūt būtent tam autosporte? Sunku dabar pagalvoti. Kartinguose tai taip, sakykime, kas tikrai lanko nuosekliai, nepaina tą vieną mėnesį, lanko sezonas po sezono, 4-5 metai, jeigu pradeda važiuoti į tuos čempionatus, kaip sakiau, ne tik Lietuvoje, ne tik mūsų trasose ir į Latviją, tai, kaip sakyti, į tuos platesnius vandenius, tai mes turime netgi vieną jaunuolį, kurisai net dalyvavo pasaulio kartingų čempionatuose. O, geras. Ir nebloga, tikrai tinkama gerą vietą užėmė. Tiksliai dabar nepasakysiu, bet ir dabar jis yra išvykęs, būtent šiandien, manau, net ir važiuoja Prancūzijoje. Labai smagu, kad auginat ir mūsų, kaip sakant, ne tik jūsų klubo atstovauja, bet ir mūsų miestą ir šalį, ar ne, sportininkai? Taip. Tai jeigu būtų paties rekomendacija iš to, ką matot, koks tas amžius būtų tinkamiausias pradėti lankyti, ar iš vis vertinga iš karto ateiti į būrelį, ar geriau tėvams, pavyzdžiui, praleisti savaitgalį čia, atvykti, parodyti vaikam, kaip visą tai vyksta, kaip susipažinti su kartingu? Jo, tai labai individualu yra, jeigu, sakykime, tėvai mato mus per televizorių ir dar nei karto nėra važiavę su kartingais, nesupranta, kas tai yra, sakykime, arba galvoja, kad tai tik tais yra vyrų pramoga, tai tiesiog reikia atrasti tą vieną dieną, šiltą vasaros dieną, kad tikrai būtų jauki, malonė aplinka ir atvažiuoti ir išbandyti. Pamatyti, kokie dirba instruktoriai, ne tik mane pamatys visus kitus žmonės ir išbandžius suprasti visą tą dalyką. Taip, ir tada tiesiog iš anksto pulti užrašyti vaiką į būrelį dėl to, kad jam patinka technika arba jam patinka greitis, sportas, neverta, ar ne? Truputį susipažinti. Jo, susipažinti, pats vaikas pravažiuotų, suprastų, gal taip, sakykime, per televizorių ar kur nors internete pamatytą vaizdo įrašą gali atrodyti smagu, bet tikrai būna tokių vaikų, bet labai retais atvejais, tai kad pabando ir tai, kaip sakykime,
ne jų sportas, bet čia vienetai. Turbūt čia lankantys vaikai ir tokia kaip ir, galbūt net ir tėvai, tokia ir bendruomenė jūsų, ar ne, tampa, susidraugauja vaikai tarpusavyje, ar ne? Jo, vaikai susidraugauja, mes su tėvais susidraugaujam, visi vienas kitą pažįsta, rekomenduoja, sakykime, tai dauguma tų naujų narių irgi ateina, kaip sakyti, iš gero žodžio, iš lūpų į lūpas sklinda, ar ne, rekomendacijos. Tai jeigu pabaigai trumpai paprašyčiau tėvam tą tokį patarimą, kodėl verta, pavyzdžiui, būtų savo vaiką vesti lankyti kartingą. Kodėl verta? Tai manau, ypač vyrukai vaikystėje svajojo tapti lenktynininkais, bet galbūt, sakykime, jų gyvenimo laikotarpiu tuo metu nebuvo visiškai galimybės. Šiuo metu Šiauliuose mes turim tikrai 2 geras trasas, tai bent patys atvažiuokit prisiminti tą visą jausmą ir suteikit vaikam tą galimybę, nes tikrai labai paprasta ir lengva. Tai reikia tik atvykti ir pradėti. Ačiū labai už pokalbį. Kartais vaikams reikia visai nedaug, tik naujos patirties ir šiek tiek drąsos. Ačiū, kad buvote kartu, o mes pasimatysime kitą sekmadienį tuo pačiu metu.